Visi, aš Vedomas Gaming ir šiandien aš filmuoju savo naują video vlogą, per kurį aš pakalbėsiu apie žurnalą Flintas. Tai čia yra 2014 metų lapkričio mėnesio 11 numeris. Kaina yra 8 litai 30 centų. Tai apie ką šis numeris, tai bus apie amerikietiškas imtynes. Tai atsiverčiame tą puslapį, jau čia va. Amerikietiškai parodysiu pačius geriausius herojus. Pažiūrėkite. Koks bairis, kad aš šiandien buvau šitame filme, taigi skartų vinai. O plakatas, jeigu jūs įskaitote, jeigu jis jums patinka, galite jūs prenumeruoti štai čia. Štai čia, kur aš rodo dabar savo pirštais, čia. Suprenumeruosite jį, arba čia galima ir stoti, bet kaip tapti flintiečiu. Flintiečiu gali tapti kiekvienas mūsų draugas šio žurnalo skaitytojas, reikia padaryti kelis nesudėtingus veiksmus. Užsiprenumeruoti Flintą bent jau 3 mėnesiams, užpildyti žemiau esantį prašymą, užpildyti prašymą ir prenumeratos kvito kopiją atsiųsti Flintui adresu PD 2392 44015 Kaunas arba nuskenuoti nuskenuoti ir atsiųsti elektroninį paštu kapitonas@flintas.lt. Jeigu prenumerata buvo užsisakyta internetu, mums parašyk, kokioje svetainėje žurnalą prenumeravai ir koks yra užsakymo numeris. Tada lieka tik sulaukti savo vardinio pažymėjimo. Tai čia taip galima tapti flintiečiu. Čia gali kažkokį rinkinį laimėti, Skylanders, Skywars Adventure. Galite čia pasižiūrėti, jeigu jums labai įdomu. Čia kažkokios pirštukų kovelės. Čia biški paskaitysime apie amerikietiškas imtynes. Jeigu norite sužinoti biški apie Johną Ceną, prašau, Johnas Felixas Anthony Cena. Johnas Cena, dabartinis amerikietiškų imtynių veidas. Jei jis dar nėra legendinis kovotojas, tai greitai toks bus. Vardinti jo pasiekimų bei nuopelnų nėra prasmės. Jos ir tai beveik kiekvieną savaitę rodo per televizorių, per BTV. Čia neparašyta, aišku, kad per BTV, bet aš pats žinau, nes aš visada žiūriu amerikietiškos imtynės penktadieniais 19:30. Jeigu neklystu. Sorry žmonės, jeigu suklystu. Mitchelsas Šavnas Hickenbottomas. Šev Mitchells. Pragaras narve, eliminavimo kamera, kopiečių mačasų. Kažkada tai buvo naujai įspūdinga, niekada nepatikrinta, todėl labai rizikinga. Spėkite, kas pirmas panori išbandyti šias netradicinės kovų rūšis? Taip, teisingai, Šavnas Mitchelsas. Jis ne tik pirmas išbandė jas visas 3, bet ir jis jam žino kaip pirmas visų 3 nugalėtojų. Dabar skaitysime apie mano mėgstamiausią kovotoją. Nemoku to šūdą. Jisai moka apversti akis, gal ir net supratote. Jo vardas yra Markas Williamas Calloway. The Undertaker. Jisai mano mėgstamiausias. Markas Williamas Calloway, The Undertaker. Vasarį jis pralaimėjo Wrestlemania 30 turnyro kovą Brokui ir Lesnarui. Prieš tai Undertakeris laimėjo 21 Wrestlemania turnyrą iš eilės, kadangi šie turnyrai rengiami tik kartą per metus, pagerinti jo rekordai prie 22 metų. Aš netikiu, kad kažkas jį kažkada pagerins. Ir štai yra pats didžiausias, storiausias, stambiausias visų laikų kovotojas. Tai yra Andre Rene Rusimovas. Andre Vegans. Pirmasis imtynininkas atsidūręs amerikietiškų imtynių šlovės muziejuje. Šlovės muziejuje, atsiminkite. Jis buvo galačiausias visų laikų kovotojas. Andre Rene Rusimovas ūgis siekė 20
224 cm, svoris 240 kg, savo geriausiais laikais 80-mečio viduryje jis buvo geriausias apmokamas imtynininkas, jam atminti šiemet buvo surinktas jo vardu pavadintas turnyras. Taip aš atsimenu, bet jo nežiūrėjau. Praleidau, reikės pasižiūrėti per internetą, ten buvo labai įdomu, nes kovėsi vienam ringe 30 kovotojų, buvo trigubos grėsmė, neatsimenu kaip jis vadinasi, bet jisai jame vienam ringe ir aš sirgau žodė, tai gerai, ir nežinau, kas laimėjo. Čia va, galima pasidaryti sniego senį arba pro sniego. Štai šitas. Tu loseris, karočią, čia juos nemoka atsisiųsti Minecraft'o. Pasiskaitam, kiberpiratai, kaip atsisiųsti versiją Minecraft 1.7.2, Robertas Zakauskas iš Vilniaus. Parsisiunčiau ją iš paties pirmo puslapio, kurio adresą man patikė Google'as, štai http://2.2.b.lai1fgtgv. Būsiu įspėtas, kad 1.7.2 Minecraft.exe byloje gali slėpti virusas. Paprastai taip ir būna, bet tik ne šiuo atveju. Viską patikrinau savo antivirusinę programą. Jis sėkmingai įdiegiau žaidimą Kiberpiratas. Kiberpiratai, gal gali parašyti apie Minecraftų TNT modą? Mikas Jucevičius iš Vilniaus parašyčiau, bet abejoju ir žurnale tam atsirastų vietas. Kiekvieną mėnesį pasirodo daug išsamių apžvalgų vertų naujų žaidimų Kiberpiratas. Jo, tai šitą čia reikia dar pasižiūrėti. Čia yra visokios užduotis. Šitą tai tikrai neskaitysiu. Galėsiu gal ir nurašysiu aš į descriptioną. Ne, ką tingi rašyti. Už kompą. Atsiprašau, biškai sergu. Atsiprašau, dar sergu iš tikrųjų. Tai filmuoju sirgdamas. Galim trumpam paskaityti detektyvinę mįslę, imtynių legendą. Kas per triukšmas kapitonė? Ką tu nežinai? Eikš. Šiandien pas mus ypatingas svečias. Uostė į mūsų laivą pasiprašė tikras imtynių legenda Embustero. Tu tik paklausyk šlovingų istorijų. Ir tada tas niekšas mėgino man pritaikyti pavojingą tempino veiksmą Širanui. Bet aš sukaupiau valią ir nepaisydamas skausmam, mikliai įsisukęs, sudaviau jam giljotinos smūgį. Tai baigės mano kova dėl Meksikos čempiono titulo. Norite dar istorijų? Sumeskite stiklą į gros, neskubėkite, kapitonė. Šis veikėjas reto kvailumo apsišaukėlis. Kaip Jungas suprato, kad imtynininkas visai apsigaudinėja, ir atsakymą įrašyti 28 puslapio arba kuponę internete. Aš tai supratau taip, kad jis apgaudinėja, nes jis ant pačio galo ten nusijobino ir viską nukrito ir pasakė, sumeskite stiklui giros. Tai jo, šį videoblogą su jumis buvau aš, Vedomas Gaming. Čia mano kanalas, bet aš negaliu YouTubinti. Mac serverio kūrėjas, kurio ypač yra mac.multi.lt. Užlaužiu mano kompą, arba ten gal ir kokie kiti serveriai, bet man pohui. Suprato. Sorry, kad čia šiandien suvaru, bet niekam. Tai su jumis buvau aš, Vedomas, ir iki kito video. See you later. Iki.